Lietuvos fintech sektorius – tai tokia istorija su dviem pusėm. Viena vertus kalbama apie vieną didžiausius Europos inovacijų centrus. Kita vertus 2024 atnešė skandalus ir net bankrotus. Tad šiandien ir pasigilinkime, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvos finansinių technologijų pasaulyje. Ir čia natūraliai kyla klausimas, ar tai, ką matome, yra sėkmės istorijos pabaiga, o gal tiesiog, tokie neišvengiami augimo skausmai. Ir ar Lietuvos patirtis netampa tam tikrų įspėjamojo ženklų visai Europos fintech rinkai? Štai čia tas kontrastas matosi labai aiškiai. Iš vienos pusės pažadas, spindintis Vilniaus verslo centrai tapę Europos fintech sostinės simboliu. Ir visai šalia sumaištis, kurie apėmė visą sektorių pavirtinės tikrai nemalonių įvykių. Gerai, tai pasinerkime giliau į tai, kas ten nutiko. Pradėkime nuo tų problemų, kurios 2024 metais taip rezonansą sukėliusiais sudrebino pasitikėjimą visų sektoriumi. Ir žinote, ši buvusios finansų rinkos reguliuotojas Jekaterinos Govinos citata, ji puikiai viską nusako. Metai buvo, švelniai tariant, audringi, o įvykiai palietė pačius didžiausius rinkos žaidėjus. Turbūt viskas prasidėjo nuo FoxPay skandalo. Tai tapo vienu garsiausių finansinių tyrimų šalyje, o įtarimai dėl pinigų plovimo ir korupcijos metė milžinišką šešėlį ant visos industrijos. Ir kalba eina ne apie menkas sumas, mastas čia, tiesiog pribloškė. Tyrimo duomenimis įtariama, kad per 2023-2024 metus buvo išplauta net 17 milijonų eurų. Bet tai dar ne viskas. Manoma, kad pinigų plovimo prevencijos pareigūnams galėjo būti sumokėta per 100 000 eurų kyšiu. Viskas tam, kad neteisėta veikla būtų nuslėpta. Reakcija tiesa buvo žaibiška. Pareigūnai konfiskavo 500 000 eurų grynaisiais, kriptovaliutomis ir prabangos prekėmis, o Lietuvos bankas nedelsdamas atšaukė FoxPay licenciją. Tačiau FoxPay nebuvo vienintelė bėda. Sektorius sukrėtė ir kito milžino griūtis. Kompanija Kevin, kurią atsimenate visi vadino būsimu Lietuvos vienaragiu, 2024 rugsėjį visiškai netikėtai paskelbė bankrotą. Tai kodėl? Čia ir yra esmė. Analizės rodo, kad prie to privedė kelios fundamentalios problemos. Pirmiausia, netvarus verslo modelis paremtas labai mažomis maržomis. Tada prastai suplanuota plėtra ir žinoma vis didėjantis reguliaciniai iššūkiai. Ir žinoma, tokie dalykai nelieka be pasekmių. Prasidėjo grandininė reakcija. Vokietijos finansinių technologijų platforma Solaris paskelbė, kad traukiasi iš Lietuvos rinkos, o Lietuvos bankas pastebimai sulėtino naujų licenzijų išdavimo tempus. Visame sektorėje jautėsi didelis nerimas. Bet štai čia istorija daro labai netikėtą posūkį, nes nepaisant visų šitų sukrėtimų, Lietuvos fintech ekosistema parodė tiesiog neįtikėtiną atsparumą ir, įsivaizduokite, netgi toliau augo. Skaičiai kalba patys už save ir jie, tiesą sakant, stebina. Bendras fintech įmonių skaičius Lietuvoje ne tik, kad nesumažėjo, bet nuosekliai augo. 2024 metų pabaigoje pasiektas rekordinis skaičius – 282 įmonės. Ir ne tik įmonės, svarbiausia juk žmonės. Šiuo metu sektoriuje dirba beveik 8 000 profesionalų. Ir šis skaičius per pastaruosius 5 metus tiesiog padvigubėjo. Tad kodėl Lietuva vis dar tokia patraukli? Atsakymas pasirodo slypi keliose esminiuose veiksniuose. Net 73% įmonių sako, kad svarbiausia prieiga prie bendros ES rinkos. Be to labai vertinama puikiai skaitmeninė infrastruktūra, jau susiformavusi ekosistema ir aišku kvalifikuotų specialistų gausa. Gerai, tai matome problemą, bet matome ir atsparumą. Kągi valdžia daro, kad suderintų šiuos du dalykus – augimą ir stabilumą? Atsakymas – esminiai reguliavimo ir mokesčių sistemos pokyčiai. Lietuvos bankas tikrai nesnaudžia, priežiūra yra aktyviai stiprinama, kuriamos specialios bandomosios aplinkos inovacijoms testuoti, veikia konsultacinė programa naujokams, bet svarbiausia, kova su finansiniais nusikaltimais darosi vis griežtesnė. Pagalvokite, nuo 2022 metų už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus jau skirta baudų už daugiau nei 4 milijonus eurų. Bet tai dar ne viskas. Ant stalo milžiniška mokesčių reforma, kuri įsigalios nuo 2026 metų ir palies beveik visus. Jos tikslas – modernizuoti šalies ekonomiką ir užtikrinti tvaresnį finansavimą. Pažiūrėkime, kaip keisis gyventojų pajamų apmokestinimas. Vietoj 2 dabar turimų tarifų atsiranda 3. Iš esmės tai reiškia, kad mokesčių sistema taps progresyvesnė.
Pokyčiai laukia ir verslo. Standartinis pelno mokesčio tarifas kils 1 procentiniu punktu. Bet yra ir gerų žinių startuotojams. Jiems taikoma nulinio pelno mokesčio lengvata bus pratęsta nuo 1 iki 2 metų. Na ir galiausiai pokyčiai palies pridėtinės vertės mokestį. Bus naikinamas 9 procentų lengvatinis tarifas. Vietoj jo atsiras 2 nauji - 5 procentų tarifas, pavyzdžiui, knygoms ir 12 procentų viešbučiams bei transportui. Ir dar atsiras visiškai naujas akcizas saldintiems gėrimams. Tai koksgi vaizdas susidaro apibendrinus visą tai? Ogi sudėtingas, bet labai dinamiškas. Akivaizdu, kad sektorius susidūrė su rimtais iššūkiais, bet tuo pačiu metu demonstruoja ir atsparumą, ir gebėjimą prisitaikyti. Tad pabaigai lieka atviras klausimas, į kurį atsakymą duos tik laikas. Ar mes stebime skausmingą, bet būtiną fintech supervalstybės brandos procesą, kai atsijojami silpnesni žaidėjai, o gal visa tai tėra pirmieji artėjančio nestabilumo ženklai?